pranešėjai. Jeigu nėra, tarybos nariai, supratau, nori paklausti pačios direktorius, taip? Aš noriu pranešėjai paklausti. Prašau, tarybos narys, esi slapė. Švietimo komitete svarstant tyrimą buvo informuota, jog atliekamas gimnazijų finansinis auditas ir išvados ko gero bus pateiktos iki šios dienos posėdžio. Tačiau apie audito rezultatus kol kas tyrimo, tai aš suprantu, kad auditas užtruko. Gal galėtume gauti informaciją, kokia ten situacija šiuo klausimu. Negaliu atsakyti šitą klausimą, žinau, kad auditas vyksta, švietimo skyrius nekompetentingas klausimas. Kas gali atsakyti? Auditas reikalas. Direktorius administracijos yra. Kas pasiuntė auditą? Taigi nėra žmonių, kas žino, kas pavyks. Direktorius pasakys. Buvo atliktas vidaus auditas ir išvada vakar gauta. Šiandien paruoštas raštas generaliniai prokuratūrai STT dėl galimai įvykdytų pažeidimų. Tarybos narys Pranas Petrošius. Labą dieną dar kartą visiems. Na, tiesiog, gerbiamas merė, man asmeniškai tai sarmata prieš visus tos žmonės, tai kaip mes bandome spręsti labai svarbius klausimus, kuris liečia, ką žinau, kiek čia žmonių, labai sunku būtų pasakyti. Vien tik kolektyvė dirba apie 60 ar 70 mokytojų, vadovė ir taip toliau. Bet aš ne apie tai norėjau kalbėti. Aš noriu kalbėti apie tai, kad gerbiamas administracijos direktorius, kad patamsta vengiate susitikti su rajono taryba, tai mes tą pajautėm nuo pat pradžios. Tai ko gero yra jūsų kompetencijos problemos ir klausimai, nes niekuomet neturite konkrečius klausimus atsakymų, nes jūs tikriausiai jų ir nežinote. Tai šiandien kyla klausimas, gerbiamas direktorius. Atsiprašau. Administracijos direktorius aš kalbu. Aš kreipiuosi administracijos direktorių. Tai kyla klausimas, direktorius savo įsakymų vidaus auditą siunčia į savivaldybei pavaldžias įstaigas. Tai jo yra prerogatyva. Tai jeigu atliktas patikrinimas, jau jeigu reikia kreiptis į spec tarnybas ir visus kitus dalykus, tai kaip manote, negi rajono taryba yra tokia struktūra, tokia organizacija, mėgėjų klubas kažkoks, kuriuos niekuomet, bet niekokių rimtų klausimų nereikia informuoti. Tai kaip čia, kur mes einame ir ką mes darome? Gerbiami rinkėjai, žmonės, pažiūrėkite, kokią jūs šiandien turite rajono tarybą. Apskritai 4 metų. Atsiprašau, prašom kalbėti temą, o ne politikuoti. Jūs dirbkite darbą, merė, pagaliau išlys, paskaičiavęs šiltuos. Prašom užduoti klausimus pranešėjui. Aš pranešėjui uždaviau, pranešėjas negali atsakyti, yra direktorius. Laikykimės reglamento. Daugiau klausimų pranešėjų neturite? Jeigu nesuprantu, kokie teisėjai, tai ką čia pradėjau? Tarybos narys Viktoras Kovšovas. Klausimas. Tai tuščioj eilutėj, tai sprendimas yra su to daugtaškiu. Taip ir lieka. Koks tavo reikalas? Aš šiek tiek nusiskirsti. Tai siūlykit. Tai merė, į mano klausimą atsakysit ar ne? Dar kartą, aš nelauks gerimo klubės. Aš esu rajono taryboje. Kaip malonus atsakyti? Atsakau jūsų klausimą. Ne administracijos direktorius, bet aš pats prieš kelias minutės pasirašiau raštą, kreipimąsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą pagal audito išvadų komisijos rastus pažeidimus. Ir buvo suteiktas šansas direktoriai suvokti situacijos grėsmę, konfliktą, kai didžioji dalis kolektyvo ir profsąjunga reikalauja jos atsistatydinimo. Turime šiandien čia spręsti tos klausimus, o ne politikuoti. Merė, aš visai netai klausiau. Visiškai netai. Ir aš tikrai nesiraušiu nei užstoti kažką, nei kažko bausti. Aš dar kartą noriu paklausti, kodėl su tokiais svarbiais dalykais yra nesupažindinama taryba, o slepiama nuo tarybos. Štai mano klausimas. Jūs nevyniokit
narė dirba. Tai taryba dabar ir apsispręs, kaip pasielgti. Jeigu tarybos narys Severijus. Labą dieną visiems rinksim. Aš norėčiau tik direktorius paklausti. Jūs praeitą kartą, kada taryba svarstė jūsų klausimą dėl išaiškinimo, jūs pasakėt, kad norinčių ateiti dirbti pas jumis į mokyklą yra labai daug. Tai čia kas buvo grasinimas mokytojams, kurie nepaklūsta jums, ar čia grasinimas kažkam kitam iš jūsų lūpų suskambėjo? Tikrai ne taip, kaip traktuojama. Tiesiog buvo minutė, kad aš norėjau perteikti nuomonę, kad iš tikrųjų tą patirtį, kad žmonės, kurie sutinkami gatvėje, iš tikrųjų palaiko mane. Ir iš kitų mokyklų. Ir nebijo. Kad nori ateiti dirbti daug metų, nori žmonės ateiti, bet vietų laisvų nėra. Ačiū. Natūralu, kad ieško darbo. Tarybos narys Pranas Petrošius. Gerbiama direktorė, ką tik meras pasakė, dabar prieš porą minučių, kad jums buvo pasiūlyta atsistatydinti iš einamų pareigų. Kada tai buvo, jeigu sako, su komisija nekalbėjo, kada tai buvo pasiūlyta ir kokiom aplinkybėm? Nebuvo, kad dabar, kad tik kur vyko jungtinis komitetų posėdžiai jungtiniai. Aš taip suprantu. Tarybos nariai prašom rimto. Tarpusavį išsiaiškinsit po to. Dar klausimų direktoriai turim? Mero pavaduotoja Paukšinienė. Gerbiama direktorė, tai vis tik jūs sutinkat, kad turit problemų ir psichologinis klimatas yra mokykloje tikrai negeras, ar jūs vis tik nematot šitų problemų? Aš matau vieną vienintelę problemą, kad mes turime kartu kalbėtis. Vienintelė problema. Konkrečiai, tai ar jūsų kolektyve yra psichologinės problemos? Ar jūs matote problemas, jūs kaip direktorė? Be abejo.